Aš esu visiškai neprofesionali dviračių sporte. Ir šių metų gegužės 3 dieną dalyvausiu savo pirmame maratone, kuriame važiuosiu 49 km. Vakar nusipirkau savo pirmąjį plentinį dviratį ir su juo pradėsiu ruoštis. Tad pasek mane ir stebėk, kaip man seksis, kaip aš klystu, ką aš valgau ir kaip aš treniruojuosi. Ir padėk man toliau kurti. Tai realiai vos ką tik iš pavažiavimo ir, kaip matėte, ruošiuosi savo pirmajam maratonui. Tai visiškai random toksai dalykas atsiradęs pas mane, kad aš noriu važiuoti maratoną. Ta visa maratono idėja kilo visiškai random, tiesiog praeitą vasarą, kai važinėjau dažnai, tai tiesiog kažkaip žinau, kad šiais metais vėl važiuosiu ir noriu tiesiog nusipirkti kažkokį naują dviratį. Ir tada išėjo Samoškas video Grenlandijoje, kad jisai bėgo maratoną ir Aivaras man užmetė tokį, sako, tai kodėl tu su dviračiu negali kokią maratoną pravažiuoti. Ir aš galvoju, okei, žinai, galiu rimtai, tai iš to kilo, tai šiaip jaučiasi ta tokia baimė, kad bus sunku, aišku ir bus sunku, atrodo gal biškį gailiuos, kad nepasirinkau 29 km važiuoti, kad reikėjo čia man biškį šokti ant kem 9. Bet jau ką jau padarysi. Šokau, tai šokau, žinau, kad tikrai pravažiuosiu, bus matyti su laiku, su viskuo, bet kokiu atveju man čia yra tiesiog bandymas, išbandymas kažkokiai, naujų dalykų sužinojimas, išmokimas ir šiaip tiesiog, savęs pastatymas į nepatogią vietą. Tai va pasakyčiau. Tai pažiūrėsim, kaip man seksis. Kažkas buvo atrašę į komentarus, jog norit, kad padaryčiau apžvalgą apie savo dviratį. Tai būtent padarysim apžvalgą apie mano naująjį dviratį Traiban, už kurį mokėjau vos 200 €, pirkau naudotą, visiškai nieko nežinau apie pačius dviračius. Aplamai, kai ieškojau dviračio, tai norėjau kalnų dviračio, tada galvoju, reiktų gravelio, bet gravelio dviratis man buvo per brangus, kadangi turėjau savo tokį nusistačius biudžetą, tai realiai buvo man per brangus, tai tiesiog pasilenkiau imt plento, būtent plento, dėl to, nes man reikėjo kelių skirtingų rankų padėčių, nes visą laiką važinėjau kaime su Crazy Horse'u ir man belekai paskausdavo rankas ir pečius, tai aš nusprendžiau pasirinkti dviratį, kuriam bus daugiau rankų padėčių, jog bevažiuojant galėčiau kaitalioti, jog man netaip skaudėtų tas rankas. Ir būtent dėl to pasirinkau šitą, tai nusipirkau vidury nakties, realiai 9 vakare, dar patamsiai važiavom žiūrėtą dviračią, ten kažkaip su flashlightu pasišvietėm ir, žodžiu, pasirinkau būtent tą dviratį, parsivežėm ir realiai pradėjau po truputį ruoštis. Tai šiaip, ką aš apie tą dviratį galiu pakomentuoti visiškai nieko nežinodama, tai kad realiai plonos padangos, iš pat pradžių net nežinau, kiek jas reikia teisingai pūst, nes nelabai suprasdavau, ta prasme, nežinau, nei ant tų padangų pasižiūrėti, tenai nedašuta man, tai žodžiu vis man buvo keista, kodėl tos padangos nelaikė orą, žodžiu ten. Tai plonos padangos, žinau, kad greičiui tiesiog. Tai šiaip sėdinė žiauri patogi man, net kaime, kur yra tas dviratis, visą laiką galvojau, kad jo bus patogesnė ir reikės nusimti nuo jo ir užsidėti ant šito, tai tikrai ne ir žiauri patogesnė negu kur kaime yra tas dviratis. Buvo girtuvės laikiklis, kai pirkau, tai žiauri gerai, kad nereikėjo man jo pirkti. Prisikabinau skambalą, prisikabinau telefono laikiklį, kad jeigu važiuosiu blogomis oro sąlygomis, tai kad man nepasidarytų, kad nesugestų telefonas nuo drėgmės. Dydis dviratis yra, nes aš mažytė, tai man irgi mažesnio to dviračio reikėjo, tai jo, ką žinau, daugiau aš kaip ir apie tos dviračius nelabai ką žinau. Šalmą nusipirkau, kažkas irgi rašėt, kad kur šalmas ir reikia šalmo, tai jo šalmą nusipirkau ir naudoju su kiekvienu savo važiavimu dabar. Kaime gal ne, nes kaime netingiu vežiotis tiesiog tą šalmą, tai kaime tektojau. Tai jo, tai mano pirmoji savaitė praėjo pačio ruošimosi, šiaip labai baisu. Iš pat pradžių, kai užsiregistravau tą maratoną, atrodė, kas čia yra, čia viskas bus easy. Nes 49 km važiuosiu. Dabar jau pradedu biškį taip abejot, jaudintis, bet vakar pravažiavau 45 km, tai šiaip visai gerai ir biškį jau atrodė, kad vakar
tas stresas nurimo ir taip biškai geriau. Man gal kas labiausiai gąsdinantis dalykas yra tai, kad startas, kad labai daug žmonių bus aplinkui mane ir kad kaip reikės išvažiuoti iš viso, ta prasme, tą pačią pradžią bus, pat jinai turbūt baisiausia. Tada aišku posūkiai. Kažkaip posūkiuose labai aš taip bijaus ten, ar jie staigus bus ar ne. Tai šitas labai mane gąsdina. Tai dar reikia biški pasitreniruoti, dar reikia biški pasiruošti, dar reikia įsitikinti, ar aš tikrai galiu pravažiuoti. Praeitais metais tuos 50 km buvau pravažiavus per 3 valandas, man atrodo. Aišku, aš ten važiavau žvyrkeliais, tas mano dviratis lėtas, bet žodžiu. Ko aš nepaminėjau, tai čia vyks lenktynės, norėjau sakyti, tas maratonas, lenktynės, kažkas tokio, tai vyks Kačerginėje, gegužės 3 dieną, mano startas po 11:15. Tai labai bijau šiaip, labai jaudinuosi, liko 3 savaitės, tai jau 2 savaitės ruošiuosi, per pirmą savaitę tai šiaip ir mitybą prisilaikau ir viską prisižiūriu. Šiandien aišku buvo toks čidėjus biški padarytas, bet šiandien su Aivaru turėjom tokį mini deitą, tai atleistina yra. Tai jo, bet viskuo realiai dalinuosi savo Instagrame, galit pasekti, Monerė tiesiog ir ten galėsit stebėti kiekvieną dieną, ką aš keliu, kaip aš dalinuosi, ką aš važiuoju ir kuo aš maitinuosi, absoliučiai visas detalės. O dar pasekit mane Instagrame, tenai dažnai atsiranda man pakomentuojančių, patarančių žmonių, kaip ką daryti geriau. Tai galit ir jūs prisidėti, jeigu kažką išmanot, kažką žinot, tai galit prisidėti ir man tenai patarinėti tam pačiam Instagrame ir pasiūlyt kažkokių idėjų, minčių, pagalbą ar šiaip tiesiog palaikyt. Tai bus labai man fainai ir smagu. Tai jo. Tai šiaip daugiau aš net nežinau, ką čia galiu pakomentuoti, tik tais reikia ruoštis ir bus matyti ateityje, kaip man čia seksis viskas. Tai jo, žodžiu, tiesiog eisiu ruoštis. Jau šiandien truputėlį leidau savo pailsėti, kadangi vakar turėjau ilgesnį važiavimą, tai tiesiog šiandien savo leidau tiesiog atsipūsti, pailsėti. Ir turėjau šiandien tik tais labai trumpą, vos 15 km važiavimą. Tai jo. Tai šiandien būtų iš manęs tiek. Pasekit mane Instagrame, kad galėtumėte sekti, kaip aš ruošiuosi visam pačiam maratonai. Tai tiesiog Monerė mano Instagramas. Palaikinkit, pakomentuokit, subscribinkit, kad galėtumėte sekti, kadangi visą maratoną filmuosiu ir įkelsiu būtent į savo YouTube. Tai galėsit pamatyti viską, kaip man sekėsi, kaip aš jaudinausi nuo pat mažų detalių. Tai jo, o tada dabar atsisveikinu su jumis iki kito ketvirtadienio. Čiau!